Labą dieną. Šiandieną susitinkame jau trečioje mūsų tinklalaidėje. Tikimės, kad toks formatas jums tinka ir patinka, nes kiekvieną kartą pasikvietę svečius mes diskutuojame konkrečiam laikotarpiui aktualiais klausimais. Na, o šiandien klausimai tikrai labai aktualūs. Šiandien tinklalaidę kviečiame žiūrėti visus, kurie jau deklaravo savo žemes ir turi gyvulius ir laukia išmokų. Mes pakalbėsime apie tai, ką NMA ir ką ūkininkas turi iš savo pusės padaryti geriau, kad laiku įgyvendintų savo įsipareigojimus ir juos išmokos pasiektų laiku. Taigi šiandieną pakvietėme pasikalbėti, mano laidos svečiai yra Lietuvos grūdų augintojų asociacijos vadovas Audrius Vanagas, greičiausiai ne vieną kartą jau deklaravęs, ar ne, ir Žemės ūkio paramos departamento direktorė Enrika Raibytė. Labą dieną. Taigi pirmiausia, Enrika, aš norėčiau kreiptis į Jūs. Deklaravimas baigėsi birželio 22 dieną. Dabar yra Liepos vidurys. Praėjo geros 3 savaitės, ūkininkas viską užsipildė ir gal ten ramiai sėdi, laukia savo išmokų. Ar tikrai viskas taip yra? Ką šiuo laikotarpiu turi žinoti ūkininkas ir kur jam ieškoti aktualios informacijos? Ir aš, Audriau, jūsų norėčiau to pačiu nebijoti, įsiterpti ir paoponuoti Enrikai, ar tikrai ūkininkas žino, kur tą informaciją rasti, ar jam žinoma ta informacija ir ar jinai yra naudinga. Tai labai dėkui už klausimą, tai aš turbūt pradėsiu, papasakosiu, ką šiai dieną agentūra daro šiuo metu. Tai kai mes surinkom visas paraiškas ir importavomės į Žemės ūkio duomenų centro, tai mes dabar darome sutikrinimus su visais registrais, tarpusavį ir tokia, taip mes vadiname, tas pagrindinis sutikrinimas. Tai jis yra baigtas, jeigu yra paraiškoje kažkokių netitikimų ir klaidų, mes išsiuntėm kiekvienam pareiškėjui pranešimą, kad jisai žinotų apie tas klaidas, tai išsiuntėm jo pasirinktų būdu, tai jisai gavo arba žinutę labą dieną, eikite į portalą, arba elektroninę laišką, arba popierinį variantą. Kas yra su elektroniniais laiškais, tai šiemet yra naujovė, ką išgirdom ir sugebėjom padaryti, mes elektroninį laišką išsiuntėm su prisegtuku. Tai dokumentas jau papuolė pas pareiškėją iš karto į elektroninį paštą ir jį galės atidaryti, suvedęs 4 savo asmens kodo skaičius. Ta dabar ir kitos institucijos jau daro. O visą kitą informaciją patalpinome portale. Tai jeigu prisijungtų pareiškėjas į portalą, ten jis visą informaciją mato apie netitikimus. Jeigu yra netitikimas, tai su kokiu kodu, aprašymas, ką jisai reiškia, ko mes norime iš pareiškėjo. Taip pat portale jisai jau po to į ateitį, kai bus pasibaigęs tam administravimas ar vyks administravimas, jisai galės rasti visą informaciją apie paraiškos būseną pagal priemonės. Tarkim, jeigu tiesioginių pagrindinė įvertinta, bet vertinama dar kokio jauno ūkininko šitą priemonę ar kažkas, jinai bus parašyta vertinama. Tai jisai taip gali savo matyti va šitas būsenas visas. Taip pat gali matyti, jau kai prasidės mokėjimai, ar perduoti pinigai į finansus, ar užsakyti datą, kada planuojama išmokėti ir taip toliau. Tai bent iš mūsų pusės manome, kad ta informacija jinai pakankamai aiški portale. Čia kolega gal ir galėtų pasakyti, ar čia tik mums taip atrodo? Kur jūs tą informaciją randate? Na, iš tikrųjų, čia yra daug tų klausimų, mes ir patys asociacijų, ar ne, ir tarybų nariai, ir vadovai gauname būtent, kur rasti tą informaciją pagrindinai. Dėl to, kad jinai labai išsibaršiusi, mes turim labai daug tų, sakykime, tų posistemių, tai kaip ir būtent pasėlių deklaravimo, būtent posistemis, tai dabar kalbate apie portalą, ar ne, kur stebėti tuos netitikimus, turime ir NMA agro programėlę, tai toks, sakykime, kiekvienas turi savo įsivaizdavimą, kaip ta informacija turi būti pateikiama vizualiai, tačiau tokio vieno apjungimo, kokio mes tikimės ir apie kurį daug metų jau kalbame, kad tai būtų labai patogiai ir per NMA, sakykime, agro programėlę matome galimybę, kad ten būtų viskas išplėtota ir vienu metu ir visa informacija apie paraišką matoma būtų ir aktualu ir man atrodo, kad greičiau pasiekiam.
Taip, na iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad tobulėjat jūs ir kreipiatės būtent apie tai, kad netitikimas iš karto ar ne, kai yra kažkoks tai įvykęs, sakykime taip, po deklaravimo. Pats asmeniškai sulaukiau iš NMA darbuotojos skambučio, sakykime taip, dėl tiesioginės jos požymio, kad pamiršau nuotraukas pateikti, ar ne. Tai ačiū, kad priminė, tas skambutis labai svarbus, taip pat ir buvo atsiųsta ir elektroniniu paštu informacija. Na, aš manau, tokiu būdu tas toksai, na, toks, sakykime, na, NMA nueina nuo tokio statuso kaip baudėjas, ar ne, toks kaip policininkas, o ateina toks kaip padedantis, kaip ir toks arčiau ūkininko. Tai tas sveikintinas dalykas ir kaip ir sakau, tobulumui ribų nėra, kaip ir minėjau, tas turi būti vienoje vietoje, nes tas prisijungimas, nesakau, kalbam, aiškinant ūkininkui apie tai, kur prisijungti, jis sako, aš nežinau, aš vaikštau po savo paraišką, nieko nematau, bet sakom ne, apie visą informaciją apie paraišką ir kur ir finansinė informacija, ir plotai, ir visa kita, ir alsis, ne duomenys, kurie bus teikiami, na, jie ne ten yra, na, iš principo. Na, tai vat norisi to, sakau, ir visiems paprašiau komunikuoti, natūralu ir jums galbūt nuo to geriau. Taigi, aš taip suprantu, kad labai gerai, kai tiesiog paskambina ir pasako, ar ne? Aš apie tos pačius neatitikimus norėjau paklausti. Tai... Dar atsiprašau, aš čia gal pridėsiu, čia asocijuoti nariai, sakykime, taip, ne visi yra asocijuoti, bet tas žmogus, ar ne, tų pareiškėjų 105 tūkstančiai ar 106 tūkstančiai yra, ne? Tai yra tokių, kurie važiuoja, degina, gaišta laiką į seniūnijas, ar ne, ir tikslinasi ten tą informaciją. Na, tokia, sakykime, taip, toks, biurokratijos mažinime, tas yra labai sudėtinga. Tai va, tai taip. Tai vis dėlto apibendrinant neatitikimus, tą informaciją visą, kur galima rasti portale, ar ne, tuomet siunčiami pranešimai, tuomet ANSIS yra tikrai geras. Jūs naudojate ANSIS? Taip, be abejo. Tai gaila, dar kol kas duomenų nėra, negalim pasitikrinti. Aišku, gal kai tinklalaidė išeis, jau duomenys ir bus. Nu, tai vadėl ANSIS tada, jeigu užėjo tą kalbą, tai ANSIS duomenys planuojama patalpinti į portalą kažkur tai Liepos 15 dieną maždaug. Bet šitoj vietoje ten plius minus viena diena gali, žinot, kaip tiksliai negali pasakyti. Tai šitoj vietoje, kai tik tai bus duomenys jau matomi portale, iš karto išeis žinutė tokia, viešinimo geroji žinutė, kad labą dieną, jau eikite į portalą, žiūrėkit. Ką jūs sakote, tikrai atkreipsim dėmesį ir pamastymų į ateitį, čia į planus įsitraukti. Taip, suprantu, kad daug sistemų, kaip jūs sakot, paraiškų priėmimo, paraiškų administravimo, portalas, NMA Agro ir taip toliau. Tai į ateitį yra gal mintis tokia, kad tą padaryti, kaip jūs sakot, per NMA Agro personalizuotą prisijungimą prie savo tos jau sistemos ar kažką tai tokio, kaip aš jaukiuosi, kaip šitie vartai yra įeini ir gali jungtis į visas. Aš dar papildysiu tik tai tiek, kad nuo kitų metų jau žurnalai, ar ne, bus pildomi per mėnesį, mes turėsim augalų apsaugos produktų žurnalus, tai norisi, kad būtų patogus įskiepis, būtent, kad galėtumėm suvesti realių laikų duomenis. Iš principo, nes tokiu būdu, net ir purškimo metu, ar ne, ūkininkai patys dirbdami galėtų atlikti tą dalyką. Kad tai būtų labai patogu, o ne dabar, kaip, na, turim tokį balaganą, sakykime taip. Jo, ir institucijų dar, kaip jūs sakote, taip yra dar ir tas, kad čia įsijungia ne viena NMA, o yra ir augalininkystės tarnyba, ir žemės ūkio duomenų centras. Tai toks mūsų čia gal turbūt bendras darbas su ministerijos pagalba, kaip po vienu skėčiu kažkaip padaryti, kad tam ūkininkui būtų patogiau. Būtų patogiau, taip. Taip. Užgribėm temą apie neatitikimus, tai kartu noriu paklausti, vis tiek daug ko pasitaiko, visokių netyčinių klaidų. Jūs pateikėt labai gerą pavyzdį. Tai kągi ūkininkas turi daryti, jeigu jisai dabar nustatė neatitikimą? Ką jam daryti? Pas mus yra terminas akivaizdžios klaidos. Tai yra tokios netyčinės tos klaidos, kai žmogus, kaip pavyzdžiui, kaip ir sako, pateikiau paraišką ir pamiršau pažymėti, kad aš ekologiškai ūkininkauju ir noriu gauti paramą už ne tik sertifikuoti, bet ir paramą gauti.
Tai jos pagal reglamentą pripažįstamos akivaizdžios, nes mes sutikrint galime, mes iš Agroso gauname informaciją, kad tai yra sertifikuoti plotai, tęstiniai įsipareigojimai ir visą kitą. Taip mes taisom ir taisom iki kovo 1. Ir pareiškėjas kreiptis gali iki kitų metų kovo 1 pamatęs tokią klaidą. Tas pats kaip ten požymį pamiršau pažymėti, kad aš nenašiose žemėse ūkininkauju, registras yra, nu tai šitą tokias akivaizdžios. Bet jeigu pamiršo lauką deklaruoti ir paprašyti paramos, tai reglamentas netraktuoja to kaip akivaizdžią klaidą. Arba naujai braižytas laukas ar kažkas, bet tikrai konsultuojam, gali mums skambintis, mes kalbamės ir su pareiškėjais, patys kiek galim dabar ir tą patį sutikrinimą padarę, dar darom tokius kryžminius duomenų traukimus ir patį pareiškėją informuojame, kad mum atrodo, kad tu gal suklydai, tu pasižiūrėk, tai va tas ir priminimas, kad tu ir nuotrauką dar neatsiunti iš vieno lauko, iš 5 atsiunti, vienam pamiršai. Tai tiek ounces, tiek va, toks pranešimų siuntimas, kaip ir va, kolega sako, taip, mūsų tikslas yra nebausti, mūsų tikslas padėti tvarkingai ūkininkauti ir kad kuo mažiau tų sankcijų ir kažkokių baudų būtų ar kažkokių skolų. Tai va šitoje vietoje yra va toks dalykas, kad gali jie pasitaisyti, bet irgi tas kovo 1, kiek mes sugaudom, kad kažkur kažkas gali, įtariam, kad galbūt negerai, tai juos informuojam, bet gali būti, kad ir mes ne viską pamatom. Kalbant apie netitikimus ir iš tikrųjų mes jau vienoje vietoje matom, kad gali būti netitikimų, būtent susižiūrėjimas, vat, kaip ir minėjom, kalbėjom apie tos posistemius, ar nesakykim taip, nėra aiškiai pateikta ir nematome mes, vat, būtent, kad būtų įsipareigojimų laikotarpis likutis, ar ne metais, vat, pavyzdžiui, uždeklaravom pačius pirmus, antri, treti metai, vat, pavyzdžiui, ir ne visi ūkininkai žino net kur pažiūrėti, kur susirinkta informacija ir kelinti tie metai. Na, žinot, pirmi metai viskas aišku, antri metai, jeigu keitėsi kažkiek tų plotų ar dar kažko, na jau toks ir kaip pasimetimas, ar buvo tas plotas ar nebuvo, tai toks žymi kaip naujas, ar ne, sakykime, tas įsipareigojimas ar požymis, arba atvirkščiai pažymi. Tai vat, apie šitą vietą mes galvojam, kad čia gali būti vat, irgi šitoje vietoje tokių, sakykime, netitikimų. Taip, nes šitoje vietoje į priekį einame tiek su Žemės ūkio duomenų centru informaciją keičiamės, po administravimo pateikėm, kiek dar metų liko ten įsipareigoti, gal ne taip patogiai matosi, bet šitoje tai gerai, kad kalbatės, nes mes grįžę dar pagalvosim, ką geriau galėtumėm padaryti, kad tikrai nepadaryti tų klaidų, nes tos klaidos skaudžiai ir pačiam ūkininkui, nes kai yra ilgalaikis įsipareigojimas ir parama dar turi sugrąžinti ir praėjusius metus ar taip toliau. Tai tikrai to mažiausiai norisi, tai šitoje vietoje galima bus pagalvoti dar ar kažkokį pranešimą ar kažką išsiųsti. Bet labai džiaugiamės, kad galim padiskutuoti ir turi pasiūlyti mum, kur dar, kaip čia, pasistengti ir pasistiepti. Visiems reikia tobulėti, žinoma, pastabos yra labai gerai. Bet vėlgi sugrįžkime prie to paties deklaravimo. Netitikimus jau apkalbėjome, išsprendėme. Bet vis dėlto yra dalykų, kurių mes negalime numatyti iš anksto, tai aš kalbu apie force majeure dabar. Tarkim, o jūs jau gal susidūrėte su kokiom force majeure atvejais, nes va dabar lyja, gal ten kažką tai girdite iš ūkininkų, kad jau tikrai gresia force majeuras. Ką darysite šiuo atveju? Ir Enrika, jūsų iš karto noriu paklausti, ką ūkininkas turi daryti, kai jam ištiko tokios aplinkybės? Taip, iš tikrųjų, čia jau, aišku, esam susidūrę, pernai metus puikiai prisimenam, man atrodo, čia turėjot tikrai NMA Agro buvo užkrauta pranešimais būtent ir nuotraukomis konkrečiai dėl tarpinių pasėlių pasėjimo. Tai niekaip nepavyko dėl to, kad vanduo buvo laukuose ir laiku suspėti, tai pateikim nuotraukas, faktinės aplinkybės, iš tikrųjų, sėja atlikome tada, kada buvo galima įvažiuoti laukus. Ir labai ačiū, kada NAMA pasižiūrėjo, kaip sakant, į ūkininkų pusę. Nesuskuba bausti ar naikinti kažko, bet būtent priėmė tą force majeure aplinkybę ir ūkininkai nenukentėjo šitoje vietoje, galėjo įgyvendinti savo agro veiklas, kaip buvo numatę. Čia vienas iš tų tokių geresnių įrankių NAMA Agro, kur tikrai padeda realiu laiku mums gauti informaciją ir tikrai priimti tinkamus sprendimus, dėl to, kad pernai, kaip jūs sakote, tikrai išskirtiniai metai, pavasarį iššalo visi ten ir tie žieminis rapsas iššalo ir dar. Tai tikrai gavom ten tų nuotraukų pakankamai pernai metais. Tai
ūkininkas, ką rekomenduoja ir ką mes priemame, tai gal aš pasikartosiu, kad 3 dalykus mes priemam kaip force majorinį, tai yra žemės amatų pažyma, kai būna ten ir nuostoliai, tai ypač vat, kai pavasarį buvo, tada savivaldybės turi komisijas, kur važiuoja laukus ir irgi pažymą išrašo, su kuria po to gauna ten kompensacijas ūkininkai už tą prarastą derlių. Ir Anamagro nuotrauka. Tai Anamagro nuotrauka yra tikrai paprasčiausias dalykas, kurį gali pateikti. Tikrai jas gaunam, tikrai atsižvelgiam, vertinam ir nagrinėjam. Ir kaip jūs sako, tarpiniai pasėliai, taip, pernai metais buvo šita situacija. Ir kai tu gauni, kad žmonės neįvažiuoja laukus, tai svarbu net data, kurią jie tą įsipareigojimą įgyvendinti turi pagal teisės aktus, bet kad pavyko jį įgyvendinti vėliau, jis įgyvendintas, bet kaip ir sako, tokios klimato sąlygos. Mes turim. Tai turėjom 35 laipsnių karštį, tai dabar visi atvėsom. Jo, iš tikrųjų ir tas būna dar tokios aplinkybės, sakykime, čia force majoras, nežinau kaip čia ar galioja ar negalioja, bet būtent kviečių laukai turime besiplinčiančio kartais pelinio pašiaušelio, sakykime, taip jis staigiai užbujoja, tai ūkininkai, kaip sakant, žieminius kviečius pasėję yra iš rudens, ar ne? Ir dabar tas naikinimas toksai deklaravimo momentų praktiškai, faktiškai vyksta, ar ne, sakykime, taip, tas augimas jau spartus ir naikinti jį iš principo irgi tuo pat metu, kada deklaruoja reikia. Tai numulčiuojant, sakykime taip, kaip šitoj vietoj NMA mato tą situaciją, tokiu atveju, kai kviečiai buvo pasėti, bet ne iš piktos valios jų numulčiuojam, bet dėl tos augantis, būtent nuo tos piktžolės baisios. Tai šitoje vietoje mes irgi vertinam, jeigu, tarkim, kyla dar kažkokių įtarimų ar kažką, tai tuo labiau yra ir ALCIS duomenys, ir sentinelio, ir mato, kada dirbtas laukas, nedirbtas, žieminis. Tai jeigu žieminis pasodintas, taigi jis labai gražiai auga ir jo augimas matosi ir tikrai tai yra patvirtinama, kad tai yra žieminis pasėlis, jeigu, kaip jau sakot, atsitiko su to pašiaušelio, reikia mulčiuoti ir visą kitą, tai šitos situacijos vertinamos yra ir kad tas žieminis yra taip, ten yra tas žieminis, nes jeigu yra pavasarinė sėja, tai tu atitinkamai irgi matai, kada ta žemė dirbta, kada jinai buvo, ta prasme, judinta, kada sodinta, kada tas augalas pradeda augti, žaliuoti ir taip toliau. Tai šitoje vietoje kaip ir matome, kaip ir, jeigu jau vyktų kažkoks, kur, kaip jūs sakote, neatsižvelgti ar kažką galima tikrai analizuoti, nes, kaip aš sakau, visada siūskit konkretų atvejį, nes iš vieno konkretaus atvejo gimsta taisyklė. Nes tu vieną atvejį kažkokį pamatę specifinį, gali suprasti, kad gali būti daugiau ir iš to gali tobulėti ir tobulinti viską. Tiek sistemas, programas, procedūras ir, kaip jūs sakote, ar konsultacija, ar kažką tai tokio, nes mes taip pat augam iš jūsų pastabų ir mokinamės. Jo, būtent kodėl paminėjau šitą atvejį, nes jeigu tu dalyvauji augalų kaitoje, paprasčiausiai gali išsikreipti rezultatai. Į kažkurią pusę tai ir gali netekęs ar ne, sakykime, jeigu tas vienas laukas buvo, tu netekai gal tų vienos kultūros, netekai, ta prasme, iš tų 4 vadinamų, tai būtent šitą vietą apspręsti, kad jinai būtų tikrai, kad būtų užfiksuojama, kad tai buvo kultūra, jinai augo ir sunaikinta dėl to, kad buvo parazitinis augalas. Nes ta pati Anamagro, tu pateikęs nuotrauką su to, kad yra ta žieminė kultūra, tu ją naikinsi vien dėl šito augalo, tai irgi force majorinė nuotrauka, force majorinė aplinkybė. Gauni nuotrauką, kad augalas yra, bet taip atsitiko, kad jį reikia sunaikinti. Tai tikrai turėtų užskaityti, mes turėtumėm užskaityti tą ir pripažinti force majorinę ir neturi ūkininkas nukentėti augalų kaitoje dėl to neįvykdymo. Pakalbėkime dar apie valdymo dokumentus. Aš žinau, kad ten buvo tam tikrų pokyčių, o jūs ar susidurėt su tam tikrais iššūkiais teikdami valdymo dokumentus? Vis dėlto tai yra labai svarbu, tai yra svarbiausias tinkamumo kriterijus, norint gauti išmokas. Taip, jeigu sklypas nenuosavas, tai visokių situacijų ir visokių istorijų ir visko yra. Tai nuo nenorėjimo pasirašyti sutarties iki planelio nedavimo, kad galėtume priregistruoti sutartį ir nutraukimo nelaiku ir panašiai. Tai čia tokių tų niuansų visokių yra. Ir būtent kaip buvo, ar ne, pernai metais turėjom tą iššūkį, kai valdymo dokumentai turėjo būti pateikti,
Na ir tos visos tos problemos ir išlindo va šitoj vietoje, kad sudengti visus tos hektarus reikėjo ūkininkams. Prie to paties irgi prisidėjo valdymo dokumentas, atrodo, tu dirbi tą žemę, sakykime, tas 3,5 hektarų ar ne, viskas tvarkoja, čia deklaruoji. Pagal tuos preliminarius matavimus viskas atitinka, o pagal žiūri, kad dokumentuose vis tiek tas hektarų skaičius kitokesnis dar yra, na ir gaunasi tokia dviprasmybė, jūs reikalaujat kaip fakto ar ne, kaip sakant, kad tu pagrįstum, bet iš tikrųjų realybė yra, dokumentais negali pagrįsti, tai va, tokie tie iššūkiai buvo, bet aišku, tikimės mes ir kaip ūkininkų atstovai, kad būtų laisviau tos sutartys, vat, ir būtent, kad ir tie priimamos. Iš tikrųjų norėtųsi, kad ir tas siekis būtų, kad ir lengviau būtų registruojamos sutartys, va būtent su tais planeliais, nes einam į registrų centrą, registruoti sutarties, prašo to planelio, jis arba tą patį žmogų turi atsivežti, arba originalų planelį, kurio neduoda, tą kopiją turi patvirtinti, nors registrų centras pas save tą planelį turi ir labai puikiai gali išsitraukti ir prisidėti prie tų sutarties. Na, vat tokie keblumai, bet jie labai daug laiko užima. Ir ypatingai, kaip dar irgi norėtųsi labai paprašyti, jeigu būna kur nors su valdymo dokumentais ūkininkui ar netitikimai, ar reikėtų pateikti, kad tai nevyktų vasarą arba darbymečio metu, nes tas iš tikrųjų, kaip ir minėjau, labai daug laiko reikalauja, tai kad tas būtų, toks bent jau praėjęs sezonas, kad galėtų lengviau tą susirinkti, nes matot kartais, nes ir žemės sklypas, aš, pavyzdžiui, ūkininkauju Mažeikiuose, o žemės sklypas Vilniuje. Tai vis tiek reikia laiko nuvažiuoti, susiderinti, nes ne visi pasitikė technologijom dar kol kas žemę turi valdo, tai nori pamatyti tave, kaip sakant, ir panašiai. Tai vat, tokia ta situacija. Jo, ta situacija yra tokia, bet kaip čia, jeigu mes paprašom dokumentų vėliau, tai reiškia, pareiškėjas ir paramą gauna vėliau. Tai irgi nėra gerai, kiekvienas to nori. Aš kaip suprantu, čia mums reiktų turbūt susitelkti bendrai ir taip kompleksiškai žiūrėti, kad mes kiekvienais metais jau tą sistemą turim valdymo dokumentų tobulinti, ką daro Žemės ūkio duomenų centras, dabar keistamas valdų registrą. Ir dabar, kai yra, kad tas sutartis galima būtų sukelti iki šių metų gruodžio 1 dienos, jau tvarkytis pradėti, nes kai tikrai užėjom 3 metų patikrinimą, ką ir pamatėm, kad valdymo dokumentai vienoje vietoje žmonės dirba, visas kaimas 0,5 hektaro jau pasislinkęs į tą pusę, tai sakom, susižiūrėkit, pradėkit grįžti savo valdas jau tenai. Tai tikrai yra iššūkis, tik tai tiek, kad lengviau nebus, kaip aš sakau, vis tiek mes turėsim kažkokią dalį paramos gavėjų patikrinti kiekvienais metais, atsirinkti tiek atsitiktinės rizikos ir atsitiktinę atranką padaryti riziką. Taip, neplanuojam jų labai daug tikrinti, kažkokią ten paklaidą ar kiekvieną individualią atvejį žinome ir žiūrime, bet irgi toksai būtų ūkininkam kaip ir prašymas ir pradėti žiūrėtis tas sutartis ir pabiškai tvarkytis iki kitų metų deklaravimo. Ta, ką mes paprašysim, dabar paprašysim, o jau kitiem metam, kaip ir mes ruošiamės, ir sistemas ruošiam, ir procesus ruošiam, tai ir aš suprantu, kad ir ūkininkas planuoja, ką sodins, kaip sodins, ir ten tikrai yra ten tos veiklos, bet ir tą dokumentus įsitraukti kaip vieną iš veiklų. Na ir pakalbėkime dabar apie pačius mokėjimus. Aš iš šono klausydama tiesiog man labai įdomu sužinoti, kaip vyksta tie mokėjimai, ar ne? Kodėl, tarkim, man būtų įdomu sužinoti, kodėl ūkininkai ne visi vienu metu gauna tas išmokas. Beje, mes orientuojamės dažniausiai avansus, kiek žinau, agentūra avansai mokami per 2 kartus. Kas ūkininkui yra svarbiau, ar avansai, ar galutinės išmokos? Ūkininkui labai svarbu gauti pinigų tada, kada jam labiausiai reikia. Tai čia eina kalba apie vartumą pinigų ir ūkyje finansų valdyme, tai ypatingai, kai šiemet yra situacija pakankamai sudėtinga. Sudėtinga dėl to, kad ir pakilusi yra savikaina, būtent dėl žaliavų kainų,
o produkcijos, aišku, neturim dar kol kas kaip grūdininkai ir neparduot. Tai šiuo atveju avanso sumokėjimas, sakykime, kuo ankstesnis sumokėjimas yra labai svarbus. Tai čia, na, žinot, tai įlėjimas pinigų, kol tu negauni kitų pajamų, yra, na, gelbėjimus ratas, gal kitam ir ūkiui, gal kitą ir ūkį išgelbėja. Tai, na, aš nežinau, čia gal ir gal pristatyti norėt, bet eina kalba ar ne apie ankstyvus avansų išmokėjimus, o neseniai pasirodė informacija, tai ūkininkai labai sveikintinai žiūri į tą žinią, kad tai bus išmokėta. Tik tai tiek, kad vat, būtent tie nuogąstavimai, būtent kaip paskui vėliau nereikėtų atgrąžinti. Nes, žinot, avansas yra už tai, kad tu gauni pinigus, bet tu nesi iki galo visko įgyvendinęs. Tai čia klaidų, kad nebūtų ir kad ūkininkai nenukentėtų šitą. Tai gal šiek tiek jo, aš kaip pasakysiu, mūsų kaip agentūros tikslas yra avansinės išmokos, tikrai įdirbis visas yra avansinių išmokų mokėjime. Atsiprašau. Ir darom visą tą įdirbį, kad kuo daugiau išmokėti avansinių išmokų. Avansinės išmokos galimos tik tada, kada yra patikrinami paskutiniai įsipareigojimai. Tai yra paskutinė data įsipareigojimo. Tai kaip pavyzdys, jeigu taip žiūrėt, pagal visą logiką, bazinė tiesioginė išmoka turėtų būti pradėti mokėti spalio 16 dieną, nes paskutinis terminas yra rugsėjo 15 diena, ten sutvarkyti pievas, nušienauti ir taip toliau. 15 dienų yra spalio 1, kada tu ten visą tą darai. Tai va tai išėjusi žinutė, kad šiais metais dėl, kaip jūs sakote, sudėtingos situacijos ir trąšų ir visa kita, yra leista valstybei nariai prisimti vidinius sprendimus dėl pagrindinės bazinės išmokų dalies. Tai šitoje vietoje, kaip jūs ir sakote, išėjo šitą žinutę ir bus mokėta dėl tų sugrąžinimų, kaip jūs dabar sakot. Tai kadangi tai bus tik tai pagrindinė bazinė dalis ir 70%, 30% bus mokama vėliau, tai yra gruodžio 1, kaip ir visada. Tai tikrai nemanau, kad ūkininkai sąmoningai darys kažkokių klaidų ir taip toliau, kad ta bauda bus didesnė kaip 30%. Gali būti vienetai, kad gali būti toks variantas. Bet kadangi spalio 16 startuos kitos išmokos ir jeigu bus ten kažkokia klaida ar visa kita, tai bus sudengimai daromi, kad nereiktų tam ūkininkui iš savo lėšų sugrąžinti. Tai aš čia gerai suprantu, tai jeigu dabar bus išmokėtas avansas už bazinę išmoką, net 70%, tai už ekologinės sistemas nuo spalio 15 mokėsit, ar čia pagrindinė? Už ekologinės sistemas, jauno ūkininko perskirstimo, nenašio žemės, ką mes galėsim tuo metu mokėti, tai mes mokėsim nuo spalio 16. Nes tarkim, kaip jūs sakot, įprastai ir nuo gruodžio 1 galutinės, nes net ir ekosistemos tokia kaip neriminė, tarpiniai per žiemą, mes galime mokėti tik kitų metų, ten kovo mėnesį, kadangi įsipareigojimas yra iki kovo 1 ar ten kovo 15, nesuarti, pasodinti, išlaikyti ir taip toliau. Tai kiekvienos, dėl to ir gaunas toks ištęstinis, nes reglamentas jisai avansą galutinė. Ir galutinė yra iki birželio 30. Nes, pavyzdžiui, ten mes gyvūnų gerovė, ten kalakutai, ten vištos, kiaulės ir taip toliau mokame birželio pabaigoje, nes tas įsipareigojimas, skaičiavimas, jisai toksai gaunas. Tai taip, tai ta dalis avanso pagrindinės bus išmokėta, tada spalio 16 startuos visos priemonės, kur bus baigti patikrinimai. Irgi avansas, tas kaip mūsų vadinamas įprastai, ar ne? Jo, nes jisai, pavyzdžiui, 25 buvo tiesioginį išmokų avansas buvo 70%, kaimo plėtros 85%, ten nenašio žemės, ten ekologinis ūkis ir taip toliau. Tai lygiai toksai bus, natūra nebus avanso, natūra, tarkim, 2000, kas turi ir arimoje žemėje, ir miškuose ir taip toliau, mes mokam nuo gruodžio 1. Aišku, stengiamės ten, kur nėra avansų, maksimaliai, kad kuo greičiau ten gruodžio tom 1 savaitėm išeitų didžioji dalis, nes suprantam, kad jau tos, kur ten ir bazinės dalies, ar ten amputo 15%, tai yra ne ta suma, kur ūkininkas jau labai laukia, jam vis tiek norisi tos didesnės, kur nemokėta suma. Tai va taip ir gaunasi, kad tas avansinis mokėjimas, jisai
startuoja po visų tikrinimų, tai vat ir dabar, kas yra labai aktualu, kai bus ANSIS rezultatai ir bus netitikimai, jeigu mums kažkas kliūna dėl tiesioginių išmokų pagrindinės dalies, nu tarkim, 10 laukų pareiškėjas turi, 9 susitvarkė, 1 ne. Tai reikėtų, kad jis skubiai tą 1 susitvarkytų, nes kol nebus visi 10 sutvarkyti, mes negalėsim mokėti. O dabar leiskit paklausti tas susitvarkymas kaip, nes ANSIS vis tiek yra nuotolinis stebėjimas, ar ne? Tai Taip. jeigu tu susitvarkėjai, tai vis tiek ta geltona spalva jinai išliks bet kokiu atveju. Jums reikės kaip pagrindimą parodyti, kad tu susitvarkėjai Ne, nuotraukų. duomenys atnaujinami kas 10 dienų, tai jeigu nėra skubu, tu pamatai, kad tavo laukas geltonas ar ten oranžinis, kad dar terminas nepraėjęs ir dar jisai nėra sutvarkytas, tai arba tu susitvarkai per tą 10 dienų ir neskubi, arba tu susitvarkai sekančią dieną ir atsiunti nuotrauką, kad žiūrėkit, aš susitvarkiau, jau mane galit paleisti. Ai, yra galimybė. Jo, Tai, tai šitoj vietoj- žinot, jeigu yra, žinai, kad gali pinigai būti po 10 dienų, tu nori, kad pinigai būtų vakar. Tai šitoje vietoje visą laiką. Šitoje vietoje priklausys nuo ūkininko ir šitoje vietoje, kaip jūs sakos, tas sugrąžinimas, jisai, nu, aš taip, kaip žiūriu, nu, jeigu mes jau padarę patikrinimus ir mokam, nu, tai kas valdymo dokumento neturės, ar kažkoks, nu, bus dar, nu, čia, nu, ta prasme, labai mažai tikėtina, kad, kaip jūs sakot, gausim, o po to reikėtų sugrąžinti, tikrai mažai, dėl to, kad, kaip jūs sakot, visi stengsis ir norės tuos avansus gauti. Nu ir spalio 16 startuos tada kita dozė ir gruodžio 1 mokėsime ir galutinės pradėsime mokėti. Žodžiu, turėsim avansus. Išvada viena, kuo greičiau siūsti informaciją, kad agentūra galėtų laiku viską išmokėti. Tiesiog tą ir norime paraginti ūkininkus, kuo greičiau siūskite informaciją. Niekas nemotyvuoja labiau negu pinigai, tai žinot, tai jeigu bus galimybė, kaip sakau, gauti, tikrai atsiųsi. Puiku. Na, o aš norėčiau priminti, kad mes šitoje laidoje tikrai negalime apkalbėti kiekvienos paramos priemonės detaliai. Todėl NMA yra parengusi NMA laikraštį, kurį jūs elektroniniu formatu vis dar galite rasti NMA svetainėje. Ir taip pat raginu sekti naujienas. Ten rasite ir naujieną artimiausių metų apie ANSIS rezultatus. Ja paskelbsime taip pat naujienų skiltyje. Labai rekomenduojame užsisakyti naujienlaikraštį, kurį jūs kiekvieną kartą gavę sužinosite pačias aktualiausias naujienas ne tik apie tiesioginės išmokas, bet ir apie kitas paramos priemonės. Na, o aš labai džiaugiuosi savo laidos svečiais, čia įvykusią diskusiją, labai noriu Jums padėkoti ir Jums, Enrika, ir Jums, Audriau, atvažiavote iš taip toli. O aš raginu stebėti šią tinklalaidę ir kitas tinklalaidės mūsų YouTube kanale. Ačiū labai ir iki kitų kartų. Na, o mes labai laukiame jūsų atgalinio ryšio. Jei jums patinka mūsų tinklalaidė, spauskite mygtuką patinka ir kviečiame prenumeruoti mūsų YouTube kanalą. Ten rasite ir šią, ir kitas mūsų tinklalaidės.